Šiame reportaže aptarsime segmentinės ir tinklinės tvoras. Dėl savo nedidelės kainos, bet pakankamai aukšto saugumo ir standumo lygio, segmentinės tvoros yra dažnai naudojamos kaip kraštinės tarp kaimynų, sodų sklypų ar komercinės paskirties pastatų aptvėrimo būdų. Žinoma, segmentinės tvoras galima naudoti ir kaip ekonominį variantą fasadiniai pusėje aptverti. Dažnai mūsų klientai fasadinėje pusėje renkasi sodinti gyvatvorę, todėl naudojant būtent šias tvoras jūs neužgošite grožio, bet ir neprarasite saugumo funkcijos. Na, bet jeigu neplanuojate sodinti gyvatvorės, bet norite privatumo, galime pasiūlyti specialią PVC juostą segmentinėms tvoroms. Šis produktas yra puikiai išeitis apsisaugoti nuo vėjo, kaimynų ar praeivių žvilgsnių, neišleidžiant per daug pinigų. Segmentinės tvoros yra skirstomos pagal storį. Paprastai skiriami du storiai, tai yra 4 arba 5 mm segmentai. Vizualiai skirtumai yra gana sunku pastebėti, bet fizinis jų tvirtumas yra iš tikrųjų akivaizdus. Jei jūs manote, kad jums neužteks ir 5 mm segmento, tuomet siūlome rinktis iš sustiprintų. Esminis skirtumas tarp paprastų ir sustiprintų segmentų yra tai, kad sustiprintose yra naudojamos 2 horizontalios vielos, o paprastose tik viena. Yra 2 pagrindiniai sustiprintos vielos modeliai. Tai 2D, kai dvigubos horizontalios vielos yra 6 mm ir vertikali 5 mm. Ir 2DS modelis, kai dvigubos horizontalios vielos yra 8 mm, o vertikali 6 mm. Segmentai yra gaminami tik tais 2,5 metro ilgio, todėl kartais prisitaikant prie faktinių sklypo matmenų tenka patrumpinti vieną ar kelis segmentus. Tam tikslui siūlome naudoti specialias metalo žirkles, o ne tradicinį kampinį šlifuoklį, kad nebūtų nudeginamas cinko ir dažų sluoksnis. Mūsų siūloma segmentinė produkcija yra gaminama Olandijoje ir pasižymi itin aukšta kokybė. Visi gaminiai yra karštai cinkuojami ir dažomi milteliniu būdu. Tvirtinimo elementai segmentinėms tvoroms yra komplektuojami su PVC tarpinėmis, kurios sumažina tikimybę pažeisti dažų sluoksnį montavimo metu, taip pat suteikia papildomą stabilumą bei reguliavimo galimybę. Vienas ekonomiškiausių aptvėrimo būdų yra pintas arba virintas tvoros tinklas. Šis aptvėrimo būdas yra naudojamas kaip pigiausias sodų sklypų, kraštinių tarp kaimynų ar laikino aptvėrimo būdas. Vienas pagrindinių niuansų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį renkantis tinklinę tvorą, yra tinklo storis. Mūsų siūlomi tinklai yra 2,1 arba 2,5 mm storio. Šios tvoros gali būti montuojamos tiek prie betonuojamų, tiek prie įkalamų metalinių stulpų. Mes siūlome 45 mm diametro betonuojamus tvoros stulpus. Tačiau betonuojant stulpus dažnai iškyla problema, kad pati produkcija kainuoja mažiau nei montavimo darbai. Tokiu atveju galime pasiūlyti specialius įkalamus stulpus iš Galfan lakšto. Naudojant šio tipo įkalamus stulpus, jūs galite gerokai sumažinti išlaidas darbams, nes nereikia atlikti sunkių betonavimo darbų. Na, o kadangi darbai yra išties paprasti, klientai dažnai juos atlieka patys ir tiesiog dar papildomai sutaupo. Norintiems kiek patikimesnio ir tvirtesnio tinklo siūlome rinktis pinto tinklo versiją. Ši tvora nuo virinto tinklo skiriasi tuo, kad tarpusavėje vielos yra nesuvirintos, bet supintos. Dėl to tvorą galima įtempti. Tokiu atveju tvora tampa elastinga ir geriau atlaiko dinaminės apkrovos. Kadangi pinto tinklo montavime yra naudojami įtempimo linai, šiai tvorai rekomenduojame rinktis tik tais betonuojamus stulpus, nes, kaip minėjau, atsiranda įtempimas. Lyginant su virintu tinklu, pinto tinklo tvorose akutės yra gerokai mažesnė. Kadangi montavimo metu yra naudojamos papildomos detalės ir elementai, šio tinklo kaina yra šiek tiek didesnė, bet, kaip ir minėjau, tinklas bus tikrai patikimesnis. Jei ruošiatės tverti nemažą plotą, tuomet galime pasiūlyti aptvėrimą dideliems plotams. Šios aptvėrimus kiekvienas esame matę nutiestus prie magistralinių kelių. Šio tipo tvorų 1 metro kaina yra pati mažiausia. Esminis šių tvorų privalumas yra tai, kad jos pasižymi visais pinto tinklo privalumais, tačiau nereikalauja naudoti jokių papildomų detalių ar įtempimo linų. Čia yra įtempiamos kiekvienos tinklo vielos su specialiais patentuotais gripul įtempėjais. Šių tvorų apatinės akutės yra gerokai tankesnės už viršutinės. Toks vielų išdėstymas leidžia sumažinti tinklo kainą ir neleidžia smulkiems gyvūnams patekti į jūsų teritoriją. Montuojant šio tipo tvoras naudojami specialūs Galfan lakšto stulpai su specialiomis išpjovos vielos tvirtinimui. Jie gali būti montuojami net kas 5 ar 6 metrus, o specialūs atraminiai stulpai net kas 50 metrų. Dėl to montavimo darbai yra labai paprasti ir greiti ir nereikalauja jokių specialių įgūdžių. Taip pat galime pasiūlyti ir surenkamo pamato sistemą tvoroms. Ši sistema yra daug pranašesnė už dažnai naudojamus vėjos bortus, nes pamatai yra surišami su stulpais. Galėsite pasirinkti iš įvairių aukščių betoninių pamatų. Taip pat galime pasiūlyti ir nutinkuotą surenkamą pamatą iš XPS ekstrudinio polisterio.
Toliau siūlome žiūrėti kitus tvoros gido reportažus, kuriuose daugiau aptarsime apie kitus mūsų siūlomus produktus.